If you see me walking down the street. Aš esu Kamilė Vilkai, šoku hip-hopą, pradėjau, sakyčiau, prieš 6-7 metus. Man patiko tai, kad visi jautė tai, ką aš jiem daviau ir jie nebijojo išbandyti kažką naujo. Manau, tai yra svarbiausia šokė, nebijoti stumti save į priekį ir bandyti kažką naujo. Kad hip-hopas liktų hip-hopu, kad visiškai kontemporariai nenumuštų hip-hopų į šalį, kad tai neatrodytų kaip visai kitas šokis. Tai prasme, vis tiek turi hip-hopas turėti savo basiką. My nigga Chip told me that, and I'm sick with the rap, and I flip sorta like an acrobat. So you can get with this or you can get with that, but eikit klausti savo mokytojų, stenkis kuo daugiau kaupti žinių. Klauskit ir dar kartą klauskit. Reikia, aš manau, čia netgi mokytojams labiau skatinti savo mokinius šokti su kitais vaikais ir dalintis ir vesti juos renginius. Aš manau, ne tiek, kiek tas patarimas naujam šokėjui ar pradedančiam šokėjui, bet kiek ir mokytojam, kad reikia juos stumti. Aš šiaip pačiam šokėjui tiesiog domėtis. Aš manau, kad skill studijoje viskas yra ir taip labai gerai dabar. Yra pastoviai tiek daug žmonių, iš užsienio yra parvežta čia, kad čia toks pliusas. Ir ant tiek, kiek čia mokiniam duoda, reikia tiesiog tai vertinti. Ir ką aš pasakyčiau, kiekvienam šokėjui reikia vertinti tai, ką dėl jūsų daro ir dalintis su kitais žmonėmis taip pat. O šiaip, viskas čia cool. Jisai turi, nežinau, viskas čia gerai šitą studiją, nieko jokie čia palinkėjimai. Šokit, dalinkitės ir būkit laimingi. Feel free, inspire. Eikite vakarėlius. Visi.